aš čia matau, man ateiskite tau, džiaugiuosi pradedi kur kas blaiviau mąstyti. Labą dieną, norėtume pakalbinti mūsų mokyklos truputį administraciją. O, tai čia prašau, va čia jinai. Ne, ir pavaduotoja mums tinka. Mes norėtume paklausti, gal žinote, kas yra spalio 5 diena? Spalio 5 diena tai yra labai gera diena, tai yra trečiadienis, kai mokytojams yra baisinė šventė, nes mokiniai pabus mokytojo kailyje, o mes pabusim mokiniais, tai yra labai malonu. O kaip jūs manote, ar sunkus yra mokytojo darbas? Aš manau, kad jis yra labai sunkus, bet mokiniai darbo dienomis neįvertina mūsų triūso. Tai todėl jie, kai padirbės trečiadienį, tai ketvirtadienį jie labai pradės gerai mokytis ir mūsų klausyti. Ir kokį palinkėtumėte savo kolegoms mokytojų dienos proga? Palinkėčiau stiprybės, kantrybės ir sveikatos dirbant mūsų darbą. Ačiū labai. Ačiū Jums. Ir geros. Nu, tai yra šventė, per kurią turi visi švęsti. Mokytojo darbas. Man atrodo, kad lengvas. Lengvas? O Jums patinka jis? Patinka? O mokytoja, ko palinkėtumėte savo kolegoms mokytojų dienos proga? Daug meilės, daug vaikų. Mokytojų dienos proga? Taip. Kantrybės? Meilės, brendžės. Mokytojai negeri. Norėjome paklausti, ką mūsų buhalteriai veikia mokykloje? Skaičiuoja pinigus uždirbtus mokytojų. Ar labai sunkus yra mokytojo darbas? Taip, tikrai taip. O Jums jis patinka? Nu, patinka, jeigu nepatiktų, nedirbčiau. O ką palinkėtumėte mokytojams mokytojų dienos proga? Visų pirma, kantrybės ir gerų mokinių. Gerų mokinių? O dabar negeri? Nu geri, kad tokie žiūrite. Dėkui. Labą dieną, Mozakė. Norėtumėte paklausti, kas bus spalio 5 dieną? Man atrodo, kad antradienis. Ne, mokytoja trečiadienis. Atsiprašau. Aš pasitaisysiu. O mokytoja, ko palinkėtumėte savo kolegams mokytojų Kantrybės dienos proga? ir gero elektroninio dienino. O šitas... Ir jums gerų pašalų. O ko palinkėtai mokytojams mokytojų dienos proga? O tau jie blogi? O ką blogo daro mokytojas? O kokį blogą dalyką dar yra padaręs mokytojas? Tai vadinasi, mūsų mokytojai labai geri yra. Gal jūs žinote, kas yra spalio 5? Tarptautinė mokytojų diena. O ko palinkėtumėte mokytojams mokytojų dienos proga? Nu, kad būtų gal geranoriškesni vieni kitiems. Daugiau šypsotųsi. Kokia diena yra spalio 5? Bet jūs neturit pamokų, ar taip? Pagyvenusių žmonių diena. Ne. Ir po to dar mokytojų diena. Kaip su kolegom sutarėte mokyklos mokytojais? O kaip manote, kuris mokytojas pats geriausias mokykloje? Kas jums labiau? Vienbalsiai. Dideli aplodismentai ir į kamerą pamojuojam. O nu tai į kamerą pamojuojam. Palinkėtumėt mokytojams? Sveikatos labai daug. Sveikatų šaunu. Kad nesirgtų. Ir laimės. O ko dar? Nežinau. Pavyzdžiui. Meilės. O, ko dar? Koks tavo mėgstamiausias mokytojas? Muzikos mokytojas. Pati geriausia. Pritariu. Nu, ką Akvilė tu palinkėsi? Pinigų. O tu galvoji, kad mokytojai mažai turi pinigų? Mažai uždirba? Kiek mokytojas uždirba, kaip tau atrodo? 100 litų. O kaip tu galvoji, kiek uždirba? 1000. Kas daugiau? jūs Kiek manot? mokytojai uždirba? 2000. Augusta, kiek? 5000. O. Aurimai, kiek mokytojas uždirba? 2000. 2000. Visi O vienbalsiai. gal dar turi duokį? 1500. 1500. Kiek? Kiek? 3-4. Bus diena spalio 5. Spalio 5 bus 5 spalio diena. O tiksliau, kokia tai išsamiau šventė, kokia? Šventė tai jums, mums tai darbas. Ne. Kaip tai jie? Jums poilsio diena. Norėtume. Ko norėtumėt palinkėti mokytojų dienos proga savo kolegoms? Aukštai dangumi, mano mintis, mano kreipis,
norėjome jūsų paklausti. Kokia diena bus spalio 5? Trečiadienis. Ir? Ir bus mokytojų diena. Ko palinkėtumėte savo kolegoms būsimos šventės proga? Ar bus specialus meniu mokytojų dienos proga? O, Pauliau! O, kaip netikėta. Mes norėjom tave pakalbinti. Ką čia veiki? Aš čia atėjau išgerti kavos. Dažnai čia užsuki? Ne. Aš čia užsuku nedažnai. O kodėl? Nes aš Nepasiilgai mokyklos? labai mokyklos pasiilgau ir širdį gelia vaikščioti jos koridoriais ir matyti linksmus vaikų veidus. O Pauliau, ar žinai, kokia diena bus spalio 5? Spalio 5 bus mokytojų diena. Atrodo, kad taip. Pauliau, ko palinkėtai mūsų mokyklos mokytojams? Aš jūsų, labas gintarė. Aš jūsų mokyklos mokytojams. Labas. Palinkėčiau tolerancijos. Dar aš mokyklos mokytojams. Labas gintarė. Palinkėčiau. Taip nerėkti iš tikrųjų ant vaikų, nes nėra ko. Nestengtis išauginti ypatingai prikimštų žinių galvų, bet stengtis išugdyti charakterį. Nes charakteris yra žiauriai svarbus gyvenime, o ne žinios. Žinios visiškai nesvarbios. Šitą paleisim. Ir kaip ir viskas šiaip labai. Pauliau, norėjau paklausti, o ką tu išmokai mokykloje, tu gyvenime panaudoji tai? Aš iš tikrųjų kasdien naudoju matematiką. Ir kasdien, aišku, naudoju lietuvių kalbą. Kasdien, ne kasdien, maždaug kokią 4 dieną naudoju rusų kalbą. Dėl ko norėčiau padėkoti. Poniai. Šiaip daug labai dalykų naudoju. Vienintelis turbūt dalykas, kurio aš nenaudoju ir man kurio tikrai neprireiks, tai yra istorija. Supratau. Sakai, kad labai dažnai naudoju rusų kalbą, tai gal rusiškai linkėjimo rusų mokytojai. Я хочу поздравлять Янина с... Ай-яй-яй. Kaip mokytojų diena. Dniai учительницы. Кажется. O dabar lietuviškai visiems kitiems mokytojams. Ir norėčiau pasveikinti. Labą dieną. Mokytoja, ką tik jums pasakė linkėjimą rusiškai. Jo. Pamatysit per mokytojų dieną. Jo. Čia va aš su mokytoja, я с учительницей. Я его люблю. Это очень хороший ученик, очень хороший мальчик. Скажи и ты что-то. Не будет хорошего... Я очень хороший ученик и очень хороший мальчик. Во, и сказал. Labą, ką veikėt? Piešia mokyklą. Mokyklą? Ar žinote, kas bus spalio 5? Kokia diena yra spalio 5? Mokytojų diena. O ko palinkėtumėte mokytojų mokytojų dienos proga? Stiprybės, kantrybės. Ką tu mumiškės? Taip. Jūs šiaip ateityje norėtumėte tokios specialybės kaip mokytojo? Jo, aš šiaip galvoju, gal net ir muzikos mokytojo, tokio dainavimo, kažkas tokio. Vis tiek ateitį sieja su muzika. Ačiū labai už atsakymą. Labą dieną. Gal žinote, ką švęsime spalio 5 dieną? Žinau. Tautvydo gimtadienį. Taip. O ką mokykloje švenčiame? Mokykloje švenčiame mokytojų dieną, vaikučiai. Taip. Ką norėtumėte palinkėti mūsų mokyklos mokytojams? Aišku, kantrybės, sveikatos, optimizmo. Kad kuo daugiau ateitų vaikučių į mokyklą naujų. Kad visi būtų draugiški. Kad mylėtų ir gerbtų vienas kitą. O gal žinote, ką švenčiame spalio 5 dieną? Nu ne. Rudens. Šventė. Vasaros uždarymą turbūt. Mokytojų dieną. Ai, mokytojų diena. Gal ką norėtumėte palinkėti mokytojams? Sveikatos, laimės, visko ko geriausia, kad jums viskas sektųs gerai, vaikučius irgi auklėtų gerai.
Labą dieną, mes norėjome jūsų paklausti, ką žinote apie spalio 5 dieną? Tai yra profesinė mokytojų diena, yra labai svarbi šventė. Taip. Galbūt tą šventės progą norėtumėte ko nors palinkėti mūsų mokyklos mokytojams? Mokyklos mokytojams mes norim palinkėti svarbiausia prie sveikatos. Tada niekada nepavargti auklint ir mokant mūsų jaunąją kartą. Būti tvirtiems, išvelningiems ir sėkmės visose darbuose. Jo, išbūs visai bendruomenė, kad būtų sutarimas ir darna ir taip toliau. Aišku. Na kaip jūs galvojate, ar kiekvienas norintis žmogus gali tapti mokytoju? Ne. Kiekvienas norintis? Ai, vis tiek turi būti pašaukimas turėtų, vis tiek savotiškai, nes juk tai yra čia, kaip sakyti, su darbo su vaikais, reikia labai nori turėti dalį norą tapti mokytoju. Taip vis tiek, kad perduot savo, čia yra, kaip jie sakyti, yra tikrai darbas, yra iš tikrųjų, vis tiek jaunąją kartą ir savotiškai auginti reikia, tai reikia. Mes norėtume jūsų paklausti, kas yra spalio 5 diena? Taip. O galbūt, ko nors norėtumėte palinkėti mūsų mokytojams iš šios dienos progą? Manau, daugiausia tai kantrybės su mokiniais. Dėkui labai už atsakymą. Ir ko norėtumėte jiems palinkėti mokytojų dienos progą? Ką mes norim palinkėti, kad labai... Daug kantrybės su mokiniais. Taip, ir labai gerai jūs išauklėtų. O jūs gerai išauklėjo? Puikiai, tai matot? Kaip sekasi? Labai gerai. Pasiekėte, ko norėjote? Koks yra mokytojo darbas? Nesunkus? O gal jūsų tarp yra, pavyzdžiui, mama mokytoja, draugė mokytoja, ar turit pažįstamų mokytojų? Taip. Margarita. Margaritos mama mokytoja? Muzika, ane? Turbūt labai gera mokytoja, taip, Margarita. O tu norėtum būti mokytoja kaip ir mama? Mano mama. Tai ar tau Margarita atrodo mama? Mano tėtė ne. Taip. Irgi? Sėsipu. Gal žinai, kas yra spalio 5 diena? Mokytojų diena. O gal ką norėtum palinkėti mokytojams arba savo auklėtojai? Linkiu savo auklėtojai, kad jinai greičiau sveiktų, nes pražiopsos viską. O, jinai serga, tai linkėjimai auklėtojai, kad greičiau pasveiktų. Ačiū, Ugne, labai. Ate.